1996 metų finalo ketverto dalyviai padovanojo įspūdingą krepšinio šventę. Po atkaklios finalo kovos šių metų čempionais tapo Remigijaus Bardausko treniruojami Sabonio krepšinio centro 96 pirmosios komandos krepšininkai. Jie rezultatu 58-56 įveikė krepšinio mokyklos Aiščiai 96 ekipą. Per žingsnį nuo aukščiausios vietos likę Raimundo Zakrio auklėtiniai paskutinę sekundę galėjo išplėšti pergalę. Tačiau pasimušinėjęs ant lanko Dainiaus Narkevičiaus mestas kamuolys tikslo nepasiekė. Naudingiausių finalo žaidėjų pripažintas Saboniuko ekipos žaidėjas Ignas Fiodorovas. Kaip ir pasisekė čia mums tą galą, tas tritaškis būtų įgrydęs, tai čia būtų labai skaudžias pralošę rungtynės. Šiaip tikrai nesitikėjau, kad laimėsim, nes šią savaitę žaidėm dvi tas svarbias pusfinalo rungtynės ir dar po savaitgalio moksleivių lygos finalų, tai aš maniau tikrai, neištempsim, ta prasme, iki gal, tiek jėgų neturėsim. Bet pasirodė vaikai, kad reiškia gali paskutiniam rungtynėm susikaupti ir viskas pasisekė mūsų naudai čia. Vaikinams sakiau prieš rungtynės, kad visada titulą lengviau iškovoti negu jį apginti. Mes 2 metus buvom mėgėjų lygos čempionais, 3 metus patekome į finalą ir kaip matėt, vienas metimas viską galėjo nulemti. Mums dėja kamuolys iškrito iš krepšio. Dar įspūdingesnė pergalė rezultatu 74-72 dėl bronzos medalių pasiekė Ryčio Anskaičio treniruojami KM Perkūnas 96 krepšininkai. Pusę rungtynių miegoję perkūniečiai rungtynių gale suorganizavo spurtą ir pavijo Romualdo Brunecko ABC 96 pirmosios komandos auklėtinius. Paskutinės atakos metu pergalingą tritaškį pataikė ir Perkūno komandą į priekį išvedė Martynas Gailiūnas. Jis ir tapo naudingiausiu mažojo finalo žaidėju. Nežinau, Fortūna tikrai nusišypsojo čia. Šiaip treniruotėse nuo lentos pasimokau mėtyti, bet taip net nesitikėjau tokį mes. Nežinau, iš tikrųjų pirmą tai sveikinu žaidėjus, išsikovojo tą pergalę. Pergalę tai neabejojom, bet tik tiek, kad tas nusiteikimas, žinot, kai būna, tai kai tokį pusfinalį turi su 5 pratesimais ir panašiai, tai buvom verti, aišku, gal ir čia loš, bet kaip yra, taip yra, bet tik tiek, kad norėjosi, kad jie čia nesiterliotų, nes pranašumą turim, bet užsiterliom, kaip sakant, gerai, kai gerai baigėsi.